Sveiki, čia laida iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir šiandien kalbame apie tai, kad nuo rugsėjo įsigalios nauja tvarka, pagal kurią visos bendrojo ugdymo mokyklos turėtų priimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Specialios mokyklos išlieka, tad tėvai galės rinktis, kur eitų jų tėvai. Tačiau taip pat yra siūloma daryti išimtis, kad kai kurios mokyklos galėtų ir nepriimti kai kurių vaikų, jeigu neturi tokių galimybių. Tai sulaukia kritikos tiek iš tėvų, tiek iš specialistų, tad apie visą tai mes šiandien ir pakalbėsime, kiek Lietuva yra pasiruošusi įtraukiajam ugdymui ir kokie iššūkiai šiuo metu kyla. Ir studijoje yra Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil. Sveiki. Sveiki. Taip pat Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis. Sveiki. Sveiki. Seimo narė, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė Urbonienė. Sveiki. Sveiki. Ir nuotoliniu būdu laidoje dalyvauja Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Sveiki. Sveiki. Taigi dabar iki šiol mokyklos galėjo atsisakyti priimti tam kai kurios mokinius turinčių specialiųjų poreikių, nuo rugsėjo nebegalės to padaryti. Vis dėlto švietimo komiteto nariai siūlo išimtį. Gal jūs galėtumėte paaiškinti? Galėčiau. 20 metų viduryje buvo priimtas įstatymo pakeitimas, kad mokyklos nebegalėtų atsisakyti jokių vaikų. Iš principo, tai daugelis mokyklų ir nori vadovautis tokia nuostata, tačiau tų atvejų tikrai pasitaikydavo. Ir čia mes kalbam apie valstybinį sektorių, aišku, labiausiai. Tačiau pastarosius metus, tai yra 23 metus, mes labai aktyviai švietimo komitete gilinomės į šią temą. Tai turėjome ne vieną posėdį klausimų ir apskritai nuolat aptardavėm šią temą, nes ši tema yra užakcentuota ir švietimo susitarime tarp parlamentinių partijų. Ir buvo mūsų susitarime numatyta, kad 23 metais mes privalome išsitestuoti, kaip veikia įtraukusis ugdymas, sukurti tam tikrus modelius ir pamatyti, ko trūksta, kokių priemonių, specialistų ir viso ko, kad mes galėtumėm pilnai nuo 24 metų įgyvendinti, nes toks yra mūsų visų tikslas. Tačiau vis dėlto pastebėję tam tikrus niuansus. Ir tie niuansai yra tokie labai žmogiški, bet kartu ir labai svarbus. Tai yra, kad vis dar turime ryškų pedagogų trūkumą ir ypatingai specialiųjų pedagogų trūkumą, kurie būtų pasirengę dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, užtikrinant visą reikalingą įtraukiojo ugdymo sistemą ir integravimą. Ir pastebėję, kad kai kur nenumatytos ir nepadarytos reikiamos investicijos, matydami skirtingus... Čia konkrečiai dėl pedagogų trūkumo? Pedagogų trūkumo ir priemonių trūkumo, matydami, kad ir tėvai turi labai įvairių ir skirtingą požiūrį. Vieni nori, kad vaikai mokytųsi bendrojo lavinimo mokyklose, kiti kaip tik nenori. Ir taip pat pamatė, kad ten, kur yra vaikai ir jų poreikiai yra labai dideli arba dideli, kad vis dėlto savivaldybės, vaikų teisė, tarp institucinis bendradarbiavimas, visos institucijos įsijungtų tam, kad būtų užtikrinami geriausi vaiko interesai. Ir čia nėra kalba apie tai, kad mokykla atsisakytų kažkokio tai vaiko, nes nei vieno vaiko neturi būti atsisakyta. Bet eina kalba apie tai, kad vaikui ir jo tėvams būtų pasiūlytos geriausios galimybės mokytis. Ir jeigu kažkokia mokykla, tą patį sako beje neįgaliųjų konvencija, kad jeigu yra kažkokios tai neįmanomos įgyvendinti sąlygos, pavyzdžiui, neišeina pritraukti reikiamo specialisto, arba mokykla yra tokia maža, kad tenai pagal teritoriją priskirta mokykla vaikui, tiesiog neįmanoma jos pritaikyti ir fiziškai, galbūt ten yra kažkoks kultūros paveldo pastatas ar dar kažkas, kad tokiais atvejais savivaldybė sukurtų geriausią vaiko interesus atitinkantį tinklą ir pasiūlytų galimybės mokytis galbūt kitur. Pasiūlytų mokyklą ir suteiktų pavėžėjimą į kitos ugdymo įstaigos. Būtent, taip. Taip, ir dar papildysiu, kad studijoje sėdintys svečiai yra ir Lietuvos negalios organizacijų forumo švietimo komiteto nariai tuo pačiu ir šis forumas nepritarė tokiam siūlymui ir kiek mačiau, tai yra kritikuojama. Tai, ponia Kristina, gal jūs galėtumėt pakomentuoti?
Tai taip, 24 metai yra iššūkiai ir mes ilgą laiką apie tai kalbėjom ir kalbėjom apie tai, kad pasiruošimo tempai nėra pakankami, kad dalis savivaldybių rodos piktybiškai nenori ruoštis tai įtraukčiai ir mes turėsim iššūkių. O kodėl sakot piktybiškai? Nes yra savivaldybės, kurios turėdami tiek pat lėšų, pavyzdžiui, gauname iš valstybės, yra ženkliai geriau pasiruošusios tai įtraukčiai. Tai vienos sugeba pagal tas pačias lėšas pasiruošti, kitos nepasiruošia. Taip, ir tada mes išgirdom apie šį pasiūlymą, pati stebėjau Seimo transliaciją, kai buvo pristatyta Seimui, nustebau, kad motyvacija buvo padėti mums tėvams apsispręsti, nes esu ne tik tai Lietuvos autizmo asociacijos valdybos pirmininkė, bet ir autistiško 4-oko mama. Ir aš norėčiau, kad mes tėvai gautume pagalbą, kai vaikui nustatomas tokia diagnozė, kurie įtakoja jo visą gyvenimą. Kad mūsų nors viena sistema matytų mūsų kelyje. Arba sveikatos, arba socialinės apsaugos, arba švietimo, bet visur ten jie mato vaiką, kas supa vaiką nemato. Ir dabar mums sako, kad jūs, gerbiami tėveliai, negalit patys žinoti geriausią vaikui variantą ir mes pasinaudosim savivaldybių vaikų gerovės komisiją. Jeigu mes pažiūrėsim, kam skirtos tos komisijos, tai jos yra skirtos tam, kad nustatyti jie dažniausiai užsiima tuo, kad nustato minimalę ir vidutinę priežiūrą vaikams, kurie turi elgesio problemų šiuo metu ir siunčia juos į socializacijos centrus. Jeigu mes pažiūrėsim komisijos sudėtį, tai ten yra policijos atstovai, administracinio pažeidimo skyriaus atstovai, prokuratūros atstovai, probacijos tarnybos atstovai. Ir su visa pagarba šitiems specialistams niekaip neabejoju jų kompetenciją spręsti dėl tų vaikų, kurie šiuo metu turi elgesio problemų ir mes turim jiem padėti, bet kai aš matau, kad būtent šita komisija, kurioje gali būti ne vieno NVO atstovo, tai tėvas ten stovės prieš tą komisiją vienas ir mūsų asociacija kviečia į VGK posėdžius ir tarpžinybinius posėdžius savivaldybės. Ir mes matom, kai susirinka 15 žmonių ir puola tėvus ir ne vienas žmogus tam kabinete negina nei vaiko, nei jų tėvų. Ir kai aš girdžiu, kad VGK spręs vaikų likimą, man yra labai, aš net nežinau, koks žodis čia tinkamas, man labai liūdna. Kad mūsų vaikus kaip ir prilygina prie tų vaikų, kurie turi elgesio problemų. Aš noriu dar, kad aiškiau būtų, ar jūs kalbate apie tą atvejį, kad jeigu mokykla pasako, kad jie neturi, jeigu būtų priimta šita pataisa, Taip. kad jeigu nėra galimybių niekaip priimti vaiką į mokyklą, suteikti jam tinkamų sąlygų ir tuomet yra galimybė pavėžėti iki kitos mokyklos ir tėvai nesutinka, tokiu atveju tuomet specialistai jau sprendžia. Ar jūs apie tai kalbate? Taip, sprendimą, kokią mokyklą laikys vaikas, jeigu tą, kuri jam priklauso pagal adresą, jisai lankyti nebegali, priims VGK, kaip parašyta projekte. Įstatymo projekte. Taip, taip. Bet aš tik tai noriu galbūt, šiek tiek kadangi mes tik pradedam diskusiją, kadangi įstatymo projektas buvo registruotas tik gruodžio viduryje, pateiktas gruodžio pabaigoje, tai tarp šiandienis laikotarpis mes net neturėjom galimybės plačiai padiskutuoti tą temą, bet tikrai norisi kuo daugiau diskusijų šiais metais, kad galėtumėm priimti geriausius sprendimus. Nes projektas tai dar nereiškia sprendimo. Mes tik tai kalbam apie tai, kad nebūtinai ta mokykla, kuri yra arčiausiai, nes pagal priėmimo į mokyklas kriterijus, būtent tokia mokykla ir yra priskiriama vaikui. Ir jeigu tik yra laisvų vietų kitose mokyklose, tada gali pretenduoti tėvai su vaikais į tas laisvas vietas. Bet mes ką girdime iš pašnekovės tą nerimą, kad specialistai sprendžia ir tėvai tarsi netenka tam tikros sprendimo galios. Girdžiu, ką sako ponia Kristina, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad yra įvairių situacijų ir įvairių kampų į tą situaciją. O kalbant apie vaiko gerovės komisijas, jų irgi taip pat įvairių. Ir yra tokių, kurie tikrai labai, kaip sakyti, stipriai institucionalizuotos, bet yra tokių, į kurias tikrai pasitelkiama ir specialistų, ir NVO pagalba ir panašiai. Tai yra labai skirtingų tų situacijų savivaldybės ir čia mums tikrai reikės plačios diskusijos ir su savivaldybių asociacija, kad tą modelį išdirbtume iki tokio, kuris ir būtų pats palankiausias vaikui ir jo tėvams.
Taip, pone Balčikoni, koks būtų jūsų komentaras apie šitą siūlymą iš tiesų, nes yra viena, kad tvarka keičiasi nuo rugsėjo, bet dar yra sprendžiama dėl tam tikrų niuansų. Koks jūsų vertinimas, kaip jūs paaiškintumėte iš nežinau, apskritai taip, kokį požiūrį jums tai rodo, ar kad čia tiesiog nėra pasiruošta? Mano galva ir kas liečia neregius, silpnaregius ir su kitom situacijom tas turbūt irgi tinka. Koks yra vienas iš didžiausių rūpesčių, kad čia bus indulgencija mokykloms tiesiog nesikeisti, neieškoti sprendimų ir argumentuoti, kad yra objektyvios sąlygos, jog mes esam pasiruošę. Tarsi leidžiama turėti pasiteisinimą. Dabar irgi. Teko man pačiam skambinti mokyklą ir sakyti, ar priimsite į 2 klasę neregį vaiką. Sakė, nepriimsiu, mes negalėsim užtikrinti kokybiško mokslo. Neturim specialistų, aplinkos ir taip toliau. O susitikus su kita mokykla sakė, galbūt mes ir neturim, bet mes stengsimės. Mes turim specialų pedagogą, mes kreipsimės pagalbos į Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centrą, į mūsų sąjungą. Mums baisu, bet mes dėsim pastangas ir mes priimsim ir mokinsim tą vaiką. Tai labai norisi, kad tos mokyklos stengtųsi ir keistusi, nes paprastas pavyzdys. Mano galva Lietuvoje nėra, kad ir paėmus didelį miestą, kokį Klaipėdą, ten nebus mokyklos, kuri turi 100% specialistus visus neregių ugdyti, kurie moka brailio raštą, gali mokinti orientacijos ir mobilumo, kompiuterinio raštingumo ir turėtų iš anksto pasiruošę tiflo pedagogą, visus taktilinius paviršius. Bet tai nereiškia, kad ta mokykla negali priimti tokio vaiko. Jinai gali ieškoti pagalbos iš kitų centrų, specialistų susitarti, mokytojas gali ieškoti pagalbos ir aš kito kelio nematau, nes mes Lietuvoje turim tik vieną regos ugdymo centrą Vilniuje, nacionalinė mokykla. Tai ką dabar visus vaikus siūsim, mes iš visos Lietuvos tikrai tėvai neatiduos savo vaikų už 300 km, už 400 km. Aš tai tikrai tik tai sutikdama 100%, ką pasakė pašnekovas, viena dalim nenoriu sutikti. Tai mokykla tokios teisės pati atsisakyti vaiko neturės. Tokią teisę, kaip ir minėjo gerbiama Kristina, galėtų įgyti savivaldybė kartu su vaiko gerovės komisija ir kartu ir vaiko teisės turi įsikišti. Tai yra, turi būti platus institucijų sutarimas ir kartu, aišku, tėvų dalyvavimas taip pat. Tai štai nebus taip, kad mokyklos neturės dalyvauti įtraukaus ugdymo procese. Todėl, kad įtraukus ugdymas iš principo jau yra realybė visame vakarų pasaulyje. Nebus taip, kad mes vienus vaikus kažkaip tai atskirsim ir mokysim atskirai, mes visi einam integracijos keliu ir tas tikrai bus toliau daroma. Taip, teisės, aš dar labai trumpai, teisės akte yra parašyta objektyvios sąlygos. Tai kas objektyvios priežastis? Tai kas tos objektyvios priežastis yra labai sunku ir kas tai mes visgi nepasitikim kol kas nurodytom institucijom, kurios tas spręs. Lieka klaustukas, kas po tomis objektyviomis priežastimis? Tiesiog mes matom daug rizikų. Apibrėžta. Išimties atveju, pirmam punkte, irgi kas yra išimties atveju. O neregių atveju tai greičiausiai bus 99% tų mokyklų, kurios ir galės pagrysti tas objektyvės priežastis. Mano galva, dabartiniu žvilgsniu tai, kas matosi iš projekto ir jo pagrindimo, kurį mes skaitom. Aha, taip, dabar, ponė Žvirdauskai, noriu jūs įtraukti į diskusiją. Girdite, kas yra kalbama ir apie tą siūlymą, kad būtų išimtis mokykloms. Sureaguokite, kaip jūs tai vertinate, kiek tai yra reikalinga iš jūsų matymo perspektyvos. Na, jeigu duosit man įsiplėsti, aš manau, mes čia kalbam apie tokius galbūt jau ne patį esminį dalyką. Strateginių požiūrių Lietuva priėmė sprendimus ir viską gan sparčiai ruošiasi ir daro tos darbus. Taktinių taip pat lygmenių. Mes čia kalbam daugiau apie tokį operacinį lygmenį, kur, sakykime, galbūt ne kiekviena mokykla turi tai minutiai, tai dienai, sakysime, pagalbos specialistų, neturi galbūt infrastruktūros pritaikytos, bet jeigu paimkime, aš kaip pavyzdį pateiksiu, turime savivaldybę, kur yra 30 švietimo įstaigų.
Ir imkim, kokį tai, jeigu negalę turi, regos negalę vaikas, ir iš tų 30 mokyklų savivaldybė gali tą vaiką priimti 10 mokyklų, tarkim jau nuo 24 metų, arba 20 mokyklų. Bet gali būti taip, gali atsitikti. Bet nebūtinai ta mokykla, kuri arčiausiai matoma per langą. Ir priimti tą vaiką, aš įsivaizduoju, šitas sprendimas yra įpareigojant tą mokyklą. Jokių būdų nė viena įstaiga Lietuvoje negalės atsiriboti ar kažko nepriimti. Jinai įvardins problemas, dėl ko negali priimti tos negalės vaiką ir sudėlios priemonių planą, kaip galėtų tai padaryti. Nes patikėkit, yra sprendimai, aš net susirašiau, šiek tiek padiskutavęs su vadovais, koks tas problemų ratas. Tai skirtingas pasirengimo lygmuo pačiose mokyklose, savivaldybės. Vėluoja specialiųjų poreikių nustatymai, specialistų gan didelis trūkumas, per lėtas etatų ir lėšų skirimas. Tarkim, aš sužinojau, kad aš galiu turėti mokytojo padėjėjo tiek tai etatų. Tarkim, vakar vyko konkursas, buvo gal 10 kandidatų, vien jo atrinkti, instruktuoti, kaip reikia dirbti, taip pat užtrunka laiko. Toliau nebūtinai yra pritaikyta švietimo įstaigų infrastruktūra, mokyklos ir tam reikalingos investicijos. Jeigu didžioji dauguma mokyklų turi ir pandusus, dalis jau įrenginėja ir tuos keltuvus ir liftus, tai procesas, aš manau, vyksta labai ir labai sparčiai. Ir čia apie kažkokį tai stabdymą arba kažkokią diskriminaciją man sunku net būtų kalbėti. Ir be abejo, tas patirties trūkumas, kuris yra, jisai yra kompensuojamas. Mokyklos, aš nežinau, kokiu mastu masiškai, tiesiog tie lektoriai, žmonės, kurie kalba apie įtraukųjį ugdymą, mūsų vadovų, tarkim, asociacijos renginiuose per paskutinius 3 metus berods 3 kartus apie tai buvo kalbama. Va dabar pavasarį planuojamas renginys, būtent praktiškai 80% bus skirta įtraukiajam ugdymui. Bet supraskim, kas čia yra dalyviai. Negalima vien kaltinti mokyklą ir vadovas, kuris atsakingas. Kas yra steigėjas, yra savivaldybė arba ministerija, kas toliau, iš kur, kaip numatytas biudžetas, ar atlikti, ar projektai padaryti, ar numatytos investicijos, ar tos investicijos, ar tie pinigai įsisavinti ir ar infrastruktūra pilnai pritaikyta. Taip, sakot, kad yra labai daug niuansų. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti tai, kad čia buvo pašnekovai įvardyje, kad skirtingas noras matosi iš mokyklų, iš savivaldybių. Vienur pasiruošta yra geriau, kitur yra vėluojama su pasirengimu įtraukiajam ugdymui. Aš jums pateiksiu galbūt pavyzdį. Ar kiekvienas verslas gali pritaikyti savo paslaugas daugybei paslaugų, tarkime. Tai tam reikia laiko, tam reikia užauginti personalą, tam reikia pritaikyti infrastruktūrą, kompetencijas įgyti. Tai Lietuva, nežinau, per paskutinius 20 metų daro milžiniškus žingsnius tą linkme. Niekur mes nesitraukiam ir įtrauktis, bet kuriuo atveju, tik didėja. Ir žinot, jeigu dabar, sakysime, pasakom, kad nuo 1 rugsėjo 24 metų aš matau mokyklą, mano vaikas turi tokius specialius poreikius ir tą mokyklą turi priimti. Aš net nebejoju, kiekvienas vadovas gavęs prašymą ir sužinojęs, kad toks vaikas nori mokytis, jis viską jau daro ir darys, kreipsis į savivaldybę, į savo steigėjus, prašys, ko jam trūksta arba pareigybių, arba etatų, arba pritaikyti infrastruktūrą. Jis tikrai jau tai vyksta ir tai vyks, sakyčiau, dar sparčiau. Bet tas mano pateiktas pavyzdys. Tai nebus vienetinės kažkokios mokyklos. To aš pavyzdį, sakykime, sąlyginį. 30 įstaigų, iš jų pusė gali priimti tokį vaiką. Bet galbūt ta mokykla, kuri yra būtent prie pat namų, dar neturi sąlygų tai priimti. Jai reikia susidėlioti ir specialistus priimti. Reikia 2-3 galbūt mėnesių. Tai jūs sakot, reikia išimčių dar tokioje situacijoje? Minimalių tikrai nedaryčiau tokioje viena. Lietuva negali nuo šito įsipareigojimo pasaulyje, Europoje trauktis ir čia mes darome tikrai daug. Bet kaip pamatai realiai, kokios yra situacijos kitose mokyklose, man skaudžiausia būna už mokyklų vadovus. Eilinį kartą
negavęs finansavimo, neturėdamas specialistų, nepaskirtų etatų, jis vėl bus kaltas, kad jis nesugeba susitvarkyti tą situaciją. Aš bijau dėl vadovų, labiausiai tokių situacijų. Todėl reikia komunikuoti ir jeigu miesto vaiko gerovės komisija ateis į pagalbą, ateis matydami tą problematiką, daugiau žmonių įsijungs į šitą ratą. Taip, manau, bus geriau vaikui. Aš nežinau, dažnai miniu tą metaforą. Tik pabaigsiu mintį. Prisimenat Zuoko geltonuosius dviračius prieš daugybę metų. Kaip tik jos išdalino, jos išvogė, nieko neliko, pati idėja, tuomet nepasirengus, neprigijo. Dabar mes tą puikiai visoje Europoje, Lietuvoje pritaikyta, ten buvo infrastruktūros, vadybos, kiti sprendimai ir mes puikiai naudojame šituo dalyku. Reikėjo geresnių sprendimų. Taip, dėkoju, netrukus pratęsime diskusiją po trumpos pertraukos. Grįžtame po pertraukos, tęsame laidą iš esmės ir prieš pat išeinant į reklamą mokyklų vadovų asociacijos prezidentas sakė, kad reikia laiko prisitaikyti, bet jau ta situacija gerėja. Tai, ponia Kristina, jūs iš savo patirties gal galit įvertinti, pasidalinti, kaip jūs matot tą įtraukimą vaikų į ugdymo procesą, nes galima matyti įvairias istorijas. Vieni tėvai nori leisti į bendrojo ugdymo mokyklą savo vaikus, kiti visgi nesiryžta dar tam ir vardija įvairiausias priežastis, kodėl net nenori to daryti, nes kad nėra tam pasirengta. Kalbant apie konkrečiai autistiškų vaikų bendruomenę, mes laikomės nuomonės, kad mes norėtume, kad tėvai turėtų pasirinkimą iš kokybiškų variantų. Ne visada dėja Lietuvoje tie kokybiški variantai yra. Kokybiški variantai autistiškiam mokiniams būtų bendra klasė, specialioji klasė bendroje mokykloje, su integracija į bendrą amžių veiklas ir specialioji mokykla. Tai patirtis bendruomenės labai įvairi ir kodėl dalis tėvų nemato savo vaikų bendruose mokyklose, nes kai jie nuėjo į tas bendras mokyklas, vaikai patyrė patyčias, vaikai patyrė daug sunkumų, vaikai patyrė nepritaikytas aplinkas, nenorą įstaigų keistis, dalies pedagogų nusistatymą prieš vaikus su negale. Aš žinau apie atvejus, kai pedagogas eina pas mokyklos vadovą ir sako, arba šitas vaikas išeina iš mokyklos, arba aš išeinu. Ir kadangi pedagogų trūksta, tai tada būna visaip. Tai čia yra apie neigiamus pavyzdžius, kaip pas mus vyksta ta įtrauktis. Ir vėl pasikartosiu, kad dažnu atveju man susidaro įspūdis, kad tėvai ir vaikas yra paliekami šitoje sudėtingoje situacijoje vieni ir niekas jų negina. Ne tie žmonės, kurie pagal pareigybės turėtų tą daryti. Tačiau mes turim ir nuostabių atvejų ir sėkmės istorijų. Ir aš galėčiau priskirti ir savo vaiką, kuris šiuo metu ugdosi vienoje iš Vilniaus valstybinių mokyklų, kurie mums priklauso pagal deklaruotą vietą. Bendroji klasiai turi atskirą mokytojo padėjėją pagalbą, nuostabią moterį, kuri tandemu su pagrindinė mokytoja ugdo mano vaiko jau 4 metus. Man labai pasisekė. Bet mokykla priėmė sprendimą priimti iššūkį. Ir jie man atvirai pasakė, kad mano vaikas tuo metu buvo sunkiausias atvejis, ką jie turėjo. Bet jie priėmė iššūkį ir pradėjo ieškoti sprendimo. Jie pritaikė aplinkas, jie gavo metodinę pagalbą, jie nesustojo, kai tie iššūkiai buvo, jie ieškojo sprendimų ir šiandien mano vaikas yra laimingas. Jūs matėt geranoriškumą iš mokyklos. Taip, ir aš galvoju, kad tas vertybinė nuostata, kokiam vaikui čia yra vieta, yra pats svarbiausias dalykas, be lėšų, kurios turi skirti savivaldybė. Ir va tą ir kalba Vilmantas, kad mums iš tėvų pusės atrodo, kad dalis mokyklų laiko, kad jų mokykla nėra visiems. Ir tos pataisos mus dėl to ir gazdina, kad tai leis ir jos mums atrodo kaip lyg tai bausmė tom mokyklom, kurios stengiasi, nes juos ir siūs tos vaikus su negale, o tos mokyklos, kurios nenori keistis, nenori, kad pas juos mokintųsi vaikai su negale, taip ir galės toliau to nebedaryti, teigdami, kad dėl objektyvių priežasčių negali pasiūlyti vaikui kokybiškų ugdymo. Nes ką mes girdime iš mokyklų vadovų asociacijos prezidento, kad
čia yra laikinas toks dalykas, kur kitaip neįmanoma, ne visos mokyklos pasiruošusios ir negalima iš karto visom tarsi primesti to, ko jos negali padaryti. Tai gal čia toks pereinamajam laikotarpiu neišvengiamas sprendimas? Aš galvoju, kad tos formuluotės, kurios buvo pasiūlytos, mums labai nepatinka. Mes matom kitų vietų, kur su kitom formuluotėm galima būtų suteikti tėvams teisę rinktis ir kitą mokyklą, nebūtinai pagal gyvenamąją vietą. O toliau mes matome, kad tai yra savivaldybės funkcija bendrauti su tėvais, padėti tėvams, kad tėvai turėtų realistiškus lūkesčius, suprastų, kur šiuo metu jų vaikui bus geriausiai. Bet nepriverstinį per vaikų gerovės komisiją, kai žmonės, kurie nepažįsta vaiko, spręs jo likimą. Gal čia galima dar ir imtis pokyčių, ką siūlo ponia Kristina, sureaguoti ir tas formuluotės kažkaip redaguoti kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, kalbėtis, nes ką girdim iš jų, kad trūksta tarsi to įtraukimo nevyriausybininkų. Tai tikrai taip, aš tai džiaugiuosi, kad vyksta tokia pagarbi ir suprantanti ir tolerantiška diskusija apie tai, kad mes tikrai visi žiūrim to bendro tikslo link, į tą patį jau galutinį rezultatą ir tašką, kad visi vaikai turėtų geriausias ugdymosi sąlygas arčiausiai namų ir pagal tėvų ir vaikų interesus, tačiau tikrai reikia padirbėti ties formuluotėmis. Tai dabar tik tai yra pirminė stadija, kuri praėjo įstatymo, tai yra tik pateikimas ir mes tikrai turėsime ir kreipimas į visas organizacijas pateikti rašytinės nuomonės. Taip pat turėsim klausimus, kur galėsim padiskutuoti su visom suinteresuotom pusėm. Būtinai mums reikia pokalbio su savivaldybėm, nes mes lygiai tą patį, ką ir gerbiam Kristina įvardijo, matom, kad yra labai skirtingas savivaldybių ir tose pačiose savivaldybėse ir mokyklų pasirengimas. Ir vat kokios slypi priežastis, kad vis dėlto kiekviena mokykla dar ir skirtingai žiūri į tą pasirengimą. Kodėl vienos deda daugiau pastangų ir savo pedagogus aktyviau siunčia į kvalifikacijos kėlimo kursus, kurios aktyviau ieško specialiųjų pedagogų, o kitos, tarsi šiek tiek mažiau tą daro. Aš nesakau, kad nesistengia, ką gerbamas ir Dainius minėjo. Atrodo, kad nerasim vadovo, kuris sakytų, nereikia. Bet aš matau gal šiek tiek dar kitą dalykėlį, apie kurį nebuvo pasakyta, bet kuris, man atrodo, yra svarbus. Kad nuo 24 metų mes turėsime tokį pasikeitimą, mes žinojome jau netgi prieš 20 metų vidurį. Vis dėlto tas pasiruošimas ilgai buvo ne tai, kad atidėliojimas, bet truputėlį taip, sakyčiau, kad ne iš karto imtasi ryžtingai ir stipriai ruoštis. Tarsi visada matyta, kad dar yra laiko rezervas. Ir tokį jau labai stiprų susiėmimą, tai yra ir su papildomom vietom, papildomų programų finansavimu, kas liečia specialiuosius pedagogus, tokiu didesniu finansavimu infrastruktūrai. Aš asmeniškai dirbdama 4 metus švietimo komitete, matau pastarosius 2 metus. O prieš tai čia kas yra? Toks atmestinis požiūris, neįvertinimas? Čia vis tiek požiūrio klausimas jau tada yra. Aš sakyčiau, kad supratimas, kad tas yra reikalinga ir tas yra svarbu, jisai buvo. Tačiau pritrūko tam kaip tokiam procedūriniam lygmenyje ir kartu paremto pinigais, lėšomis, biudžete, akivaizdžiai visuotinio supratimo tarp visų institucijų, pradedant nuo vyriausybės, kas vis tiek atneša tam tikrus pasiūlymus į biudžetą valstybės mastu ir po to per visas savivaldybės, nes šiaip iš esmės tai yra savivaldybių funkcija. Kad svarbu imtis iš anksto ir ne bet kaip padaryti. Ir tinkamai pasiruošti. Ir tas finansavimas, vis tiek 80% finansavimo duoda valstybė, 20% savivaldybės galėtų daugiau prisidėti. Ir tas supratimas iki tokio aukščiausiai, iki pat, sakyčiau, mokyklos slenksčio atėjo šiek tiek per vėlai. Čia mums visiems. Ir tikrai nevyriausybininkai tą minėjo daug kartų. Ir šitas pasiūlymas, įstatymo projektas gimė tikrai ne iš, kaip sakyti, lengvos situacijos, o matydami, kad mes negalėsime užtikrinti tų geriausių vaiko interesų ir geriausių sąlygų ir matydami, kad mes netrukus susidursime su turbūt jau teisminiais procesais, turim kažką daryti ir padaryti taip, kad ir vaiko interesai, ir tėvų interesai būtų patenkinti, bet kartu ir institucijos pradėtų stipriau veikti, stipriau daryti tos žingsnius, kad visos būtų pasirengusios priimti įvairius vaikus. Taip, ponia Balčikoni, jūs
ir pats lankėte specialiąją mokyklą ir dabar matote visą tą situaciją, jūsų vertinimu, realiai taip, požiūris smarkiai keičiasi, pakankamai keičiasi tos pastangos įtraukti visus vaikus, pasiekti jau tą norimą rezultatą įtraukiojo ugdymo. Tai aš galiu labai trumpai savo patirtį pasakyti. Aišku, jinai yra sena, bet kai kuriom situacijom jinai tikrai galioja. Mano mama nuvedė mane į bendro lavinimo mokyklą ir mokytoja po poros dienų pasakė, šito vaiko aš nemokinsiu, nes jisai nemato, kas parašyta ant lentos iš pirmo suolo. Tai va tokie buvo standartai anksčiau. Dabar tie standartai tikrai yra aukštesni ir tokie vaikai kaip aš mokinasi ir dažniausiai nesusiduria su problemomis ir tai tikrai yra labai šaunu ir labai džiugu. Bet neregiai, kuriems tikrai reikia daug pagalbos arba labai stiprus silpnaregiai, susiduria su labai daug problemų. Mokytojai, direktoriai, jie tikrai bijo, nes bijo dėti tas pastangas, bijo, kad nepavyks. Ir kartais tai yra ir natūrali būsena ta baimė. Bet vienos mokyklos tiesiog imasi ir peržengia, o kitos kelia rankas ir sako, mes čia nedėsim pastangų. Ir mes to bijom, kad to pokyčio ir nebus, jeigu tai bus išvengiama. Nes tų objektyvių priežasčių pagrysti, tas, yra galima rasti labai greitai. Tikrai problemų yra, mes su tuo sutinkam, kad tų problemų tikrai yra daug ir mes norim ateiti su tą pagalba, kaip ir nevyriausybininkai, su konsultavimu, su palaikymu ir realiai tą darom. Pone Žvirdauskai, gal galėtumėt paaiškinti, iš kur kyla mokyklose mokytojams, mokyklų vadovams galbūt tas nerimas ir baimė priimti vaikus su specialiaisiais poreikiais, nes galima girdėti įvairiausių istorijų, kad yra vengiama, galbūt nežinoma, kaip elgtis. Ir dar kitas momentas, dažniausiai įvardyjimas yra, kad apskritai trūksta specialistų, nėra pakankamai parengiama specialistų, tai net nėra kam dirbti su vaikais. Matot, čia įvairių epizodų, bet aš dažnai mėgstu, kadangi praktikoje dirbu, iliustruoti. Tarkim, buvo mokyklai, mokėsi turintis emocijų elgesio, galimai sutrikimo turintis vaikas. Mokytoja, kiek galėjo, stengiasi, pagalbos specialistai stengiasi padėti. Buvo įsteigtas mokytojų padėjėjo etatas, buvo nusiraminimo kambarys, buvo pritaikyta kita infrastruktūra. Mokytojai buvo didžiulis iššūkis. Tikrai, jinai sakė, aš negaliu, aš sako, tiesiai šviesiai, numečiau 10 kilo. Niekada man taip gyvenimo, tiek skrito svoris, aš patiriu tokį stresą, man baisu, man nesaugu. Mokykla teikia visokeriopą pagalbą, stengiamės kiek galėjom. Ir vienu atveju tai pavyko, kitu atveju, tam mokiniui teko išeiti, tėvai priėmė sprendimą. Tai toliau yra istorijos įvairios kitos, kad tarkime, reikia nusiraminimo kambario vienam pastate, reikia papildomos nupirkti įrangos, reikia turėti žmogų, kuris su juo ateina. Tai mokyklos, matydamas tokį mokinį, bendradarbiauja ir daro kiekvienam žingsnį. Ir man atrodo, šitoj vietoj, žinot, taip aplamai kalbėti, aš tai vengčiau. Yra konkretus atvejis. Imkime kažkokį konkretų atvejį, jeigu tai sutiktų, išviniokim jį kaip siūlą ir pamatysim visą problemų paletę, kurios įsprendžiamos dalis jų nedelsiant, dalis ten trumpajam laikotarpyje, o daliai matyt reikės ir pusės metų išspręsti. Tai niekas nuo įtraukiojo ugdymo nesitraukia, bet tiesiog turi viskas vykti proto ribose. Niekas tų vaikų nesiūs kažkur 300 km važiuoti, maksimum turbūt už 10 km ir bus kita įstaiga, ji šitam pradiniam etape. O ateityje, manau, kiekviena mokykla, jeigu turės pritaikytą ir infrastruktūrą, ir specialistus, o privalės turėti, jau dalis daugybė turi mokyklų. Pažanga įvyko milžiniška ir jinai tęsiasi labai intensyviai. O kaip Jūs matot tą specialistų trūkumo klausimą, koks čia yra iššūkis, kiek yra iš vis įmanoma greitai su tuo judėti, nes tų specialistų tiesiog iš oro irgi neištrauksi? Tai tikrai bendrauju, tarkim, kaip mokytojas bandau vilioti. Einu studentam šeštadienį, skaitau paskaitas, koks malonus darbas mokykloje.
jaunų žmonių ieškome. Kiek žinau, studijų programos visus pedagogus ir specpedagogus ir įvairius pagalbos specialistus rengiančius turi nemažai, nesakau, kad antplūdis, bet tikrai yra daugiau įstoja studentų. Vadinasi, mes turėsime specialistų pasirinkimą tam tikrą. Bet rasti specpedagogą pilnam etatui, paskelbė ir lauki. Logopedo teko laukti kažkada 3 mėnesius. Psichologo laukiame 4 mėnesius, kad ateitų. Atskirų dalykų mokytojų, vyksta, nesakau, vagystės, viliojimai. Žiūrėkit, padėtis su specialistais taip pat yra labai sudėtinga. Tai viena iš priežasčių. Tai jūsų vertinimu, kiek galima efektyviai pradėti nuo rugsėjo dirbti pagal tą naują tvarką, kai jau negalės mokyklos nepriimti vaikų su specialiaisiais poreikiais, kai specialistų trūksta? Žiūrėkit, aš manau, kad rugsėjis yra data, tai strategiškai numatyta data, ją reikia įgyvendinti, bet suprantat, jeigu visiems vienodą taisyklę pritaikysi, kur nepasirengta dėl objektyvių priežasčių, nėra infrastruktūros. Šiuo metu tą mėnesį, kitą mėnesį trūksta specialisto. Taigi ateina gyvas žmogus, kuriam reikia nedelsiant pagalbą. Ir jeigu nėra mokytojo padėjėjo arba pagalbos specialisto tinkamo, dar vyksta konkursas, tarkim, arba išėjo kitas specialistas, tai kaip elgtis, suprantat? Būkim ant žemės, aš siūlau. Taip, ponia Kristina, taip bendrai žiūrint, kalbant apie specialistus, galima matyti ir tėvų tokius pareiškimus, kad specialistai net ir specialiuose mokyklose ne visi būna naujausius mokymus praėję ir panašiai, kad ir ten trūksta žinių netgi, kaip elgtis, kaip reaguoti, o kad ši problema dar didesnė yra bendro ugdymo mokyklose ir taip pat specialistų trūkumas. Tai kaip jūs matot šitą problemą ir kaip matot sprendimus ir kad čia ko gero greitai tos mes tobulos situacijos ir negalim tikėtis pasiekti? Aš galvoju, kad jeigu man kaip mamai sako, kad artimiausia ir priklausanti mums pagal adresą mokykla neturi ne vieno pagalbos švietimo specialisto, neturi nusiraminimo kambario, neturi dar kažko, kas yra reikalinga mano vaikui. Tačiau yra mokykla, aš nežinau, už 5 kilometrų, aš pasirinksiu ją, jeigu man bus suteikta galimybė. Tai va, bet kas liečia tų pritraukimų specialistų, taip jų trūksta, bet jeigu mes pažiūrėsim, tam tikros mokyklos dideliuose miestuose, jie turi visą švietimo pagalbos specialistų komandą. Kitos mokyklos, kur poreikis tokių specialistų yra labai aukštas, gali neturėti ne vieno. Aš nežinau, kaip jiem nepavyksta, nes tėvai teigia, kad pavyzdžiui, vienoj mokykloje Vilniaus, kur yra specialios klasės, jų vaikai nuo žiemos negauna jokios švietimo pagalbos specialistų. Aš atidariau vertinimą mokyklos vadovo, jeigu jūs įskaitytum, jūs net nepagalvotum, kad toje mokykloje yra specialios klasės, ne vieno tikslo nėra vieno uždavinio mokyklai vadovai ir komandai apie tuos mokinius ir mokykloje vertinti aukščiausių balų. Aš suprantu, kad surasti švietimo pagalbos specialistai dideliam mieste yra sudėtingai, bet aš taip pat suprantu, kad kai kam tas pavyksta. Taip, jūs kalbate apie tai, kad vieniem pavyksta, kitiem nepavyksta. Taip, ir tai gali būti dėl įvairių priežasčių. Taip, tos priežastys iš tiesų yra labai įvairios. Viena yra tai, kad fiziškai trūksta. Mes matom, kad su specialiaisiais ugdymosi poreikis vaikų daugėja. Kasmet vis daugėja ir nustatoma vis daugiau ir tas poreikis labai auga. Tai tiek tiesiog ir universitetai, aukštosios mokyklos, nepajėgia paruošti. Bet pokytis ruošimo yra didelis. Tarkim, jeigu mes palyginsim 19 ir 23 metus, tai skirtumas yra 10 kartų. Tarkim, 19 keliolika būdavo paruošiama kažkokio tai specialiųjų pedagogų, tai dabar jau apie porą šimtų. Tai mes po kelių metų vėlgi į rinką bus įlieta daugiau specialiųjų pedagogų ir jie su įvairiom savo pakraipom prisijungs prie mokyklų bendruomenių. Kas dar yra padaryta, tai iš tikrųjų tam buvo platus rastas parlamentinių partijų sutarimas, tai yra sulyginti
paskelbti darbo užmokesčio koeficientai. Tai yra nediskriminuojami niekaip kitaip specialiai pedagogai, kurie anksčiau dar, tarkim, prieš 4-5 metus gaudavo net mažiau negu, tarkim, kiti pedagogai, nežinau, muzikos mokytojas ar kitas mokytojas. Tai dabar pedagogų visų atlyginimai yra sulyginti. Psichologai netgi gauna didesnį atlyginimą dėl to, kad jiems yra keliami ir aukštesni, tai yra magistro išsilavinimo reikalavimai. Tai kitaip tariant, tai yra ilgas ir sudėtingas procesas. Ir tik tai eidami tuo keliu mes matom, kokie tie iššūkiai kyla. Kad dar tų iššūkių yra labai daug, mes tą žinojom jau ir per pastarosius metus. Aš tik kaip ir minėjau, man atrodo, kad suvokimas, kad štai čia jau tas 24 metų slengstis čia pat atėjo šiek tiek per vėlai. O kad turi Bet ir suvokiama, kad ta pradžia bus sunki ir su trikdžiais. Manau, kad dabar ypatingai gerai suvokiama, todėl kad 23 metais buvo išbandomas tas modelis. Mes turėjom 100 įtraukiųjų klasių per visą Lietuvą, daugiau net negu 100 iš tiesų, ir tikriausiai faktiškai tai dar daugiau, nes yra kas tiesiog nepasirinko to modelio kaip eksperimentinio modelio, pilotinio modelio, bet iš tikrųjų faktiškai tą išbando. Ir mes matom, kad tam procese atsiranda labai daug įvairių trikdžių ir tam reikės pasirengti. Todėl iš karto tikėtis, kad viskas vyks sklandžiai, tikrai ne, bet turim tam tikras irgi sudaryti apsaugos pagalves, kad tie, kurie susidurs su smūgiu, tas smūgis nebūtų toks tragiškai sunkus. Tai va dabar tų sprendimų šiek tiek ir ieškom tiems skaudžiausiams smūgiams akumuliuoti. Laiko labai nedaug yra likę tam. Tikrai taip. Tai, ponia Balčikoni, kaip Jūs manot, kiek Lietuva yra visgi šiam momentui pasirengusi įtraukiajam ugdymui ir mes girdime tą specialistų trūkumą, kas ko gero vis tiek iš pradžių yra toks esminis dalykas, nuo ko reikėtų pradėti? Kristina turbūt pasakė pagrindinius momentus. Mes, kaip nevyriausybininkai, mes tikrai neturim visų duomenų, kad galėtumėm taip jau švietimo lauką analizuoti įvairiais pjūviais ir galutinius atsakymus pasakyti. O mano galva, kad visgi reikia dėti pastangas ir kur mums, sakau, mes matom rizikas. Mes nesakom, kad nėra problemų ir kad nėra tų atskirų atvejų, bet mes matom didelės rizikas. Ir tai, ką sakot, su tinklu, su nukreipimu už 5-10 kilometrų, baisu, kad neatsirastų tos naujosios specialios mokyklos, į kurias suinvestuos savivaldybė, ten tikrai bus ir specialistai. Ir ten bus koncentracija. Mums labai lengva pasakyti, sąlygos yra. Viskas. Tinklas sukurtas iš vienos mokyklos. Tai čia, ką aš girdžiu, taip apibendrintai galima sakyti, kad čia vis tiek vis dar išlieka požiūrio klausimas. Taip, vertybinis klausimas neabejotinai, bet man atrodo, ką svarbu ir ką gerbiamas prezidentas minėjo, koks yra užduodamas tonas. Vis dėlto mes niekur nesitraukiam nuo neįgaliųjų konvencijos, mes niekur nesitraukiam nuo įstatyminių nuostatų, kurios yra padarytos. Mes tik kalbam apie konkrečiai to projekto rėmose, apie labai didelius poreikius, kur reikia ypatingo pasirengimo. Ir tai nereiškia jokio atsisakymo, tai reiškia institucijų bendradarbiavimą ir plano sudėliojimo, kad būtų atliepti geriausi vaiko interesai. Taip, Kristina, visiškai pabaigai girdite, ką kalba mokyklų vadovų atstovai, ką kalba Seimo narė. Tas tokia kaip ir pozityvi žinia iš jų sklinda, kad visi nori to įtraukiojo ugdymo, kad tam tiesiog reikia laiko. Politikė sako, kad dar įsiklausys į nevyriausybininkus ir kad galima kalbėtis. Ramina jūs tai, ar visgi skeptiškai jūs to klausot? Labai sudėtingas klausimas, nežinau, mes tikrai pasiruošę eiti į diskusijas, teikti siūlymus ir ieškoti geriausių variantų. Aš suprantu, kad yra iššūkiai ir mes to neneigiam tikrai, tačiau mes norime, kad mes matytume vaikus ir matytume jų tėvus. Ir aš suprantu, kad pergyvena dėl mokyklų vadovų, kaip ten jie, ir aš suprantu, kad būna įvairių situacijų, bet aš pergyvenu už vaikus su negale, už jų tėvus, už jų patirtus iššūkius, už tai, kad jie paliekami vieni ir nieks juos negina. Ir aš labai noriu, kad ta situacija pasikeistų ir jeigu mes ir nukreipiam vaiką į kitą mokyklą, mes tą darom realiai dėl objektyvių priežasčių. Taip, ačiū labai, ačiū visiems laidos dalyviams, ačiū ir jums visiems žiūrėjusiems, iki kitų kartų.